Sveiki visi, su jumis ir vėl aš Austėja iš Cubulls ir sveiki atvykę į naują Tech naujienų epizodą. Kas nauja šią savaitę? Fractal Design pristatė naują POP2 Air kompiuterių korpusą, atnaujintą POP serijos modelį, kurio pagrindinis akcentas yra efektyvus oro srautas ir modernus, lengvai surenkamas dizainas. Šis Mid-Tower korpusas yra skirtas žaidimo ir aukštos klasės PC sistemoms GPU, tai pagerindamas jos aušinimą. Standartiškai korpusas komplektuojamas su 3 120 mm ventiliatoriais, o viduje tilps iki 416 mm ilgio GPU ir 360 mm radiatorių viršuje. Tai reiškia, kad sistema gali būti aušinama tiek oro, tiek skysčio būdu. Dizaino prasme POP2 Air išlaiko minimalistinį ir šiuolaikišką stilių. Korpuso priekyje mesh raštas, subtilios detalės ir audinio rankenėlė kartu su lengvai nuimamu viršutiniu filtru, kuris leidžia greitai pašalinti dulkes. Be to, įrenginys turi įrankių nereikalaujančias paneles, erdvę kabeliams tvarkyti ir SSD laikiklius, todėl surinkimas ir atnaujinimai yra paprasti. Priekinėme I/O skydelyje yra USB-C ir USB-A lizdai, taip pat garso jungtis, o RGB modeliuose specialūs mygtukai apšvietimo valdymui, leidžiant lengvai reguliuoti efektus be papildomos programinės įrangos. Gamintojas planuoja pasiūlyti keletą POP2 Air variantų, įskaitant Solid, Tempered Glass ir RGB modelius juodos bei baltos spalvos pasirinkimuose, kad naudotojai galėtų rinktis pagal savo skonį ir pagal savo biudžetą. Trumpai tariant, POP2 Air yra praktiškas Mid-Tower korpusas, tinkantis tiek žaidimų, tiek aukštos klasės kompiuterių surinkimui, derinantis funkcionalumą su lengvu surinkimu ir šiuolaikišku dizainu. AMD entuziastams ir kompiuterių surinkėjams teks gerokai palaukti. Naujos kartos stalinių kompiuterių procesoriai, besiremiantis Zen 6 architektūrą, greičiausiai pasirodys tik 2027 metais. Ankstesnės prognozijos rodė, kad Zen 6 turėjo prasidėti 2026 metais, bet naujausi pranešimai rodo, kad jų debiutas gali būti nukeltas į šiek tiek vėlesnį laiką. Naujieji Ryzen procesoriai su Zen 6 turėjo būti sekanti didelė AMD CPU karta, žadanti didesnį našumą, efektyvumą ir naujas technologinės galimybės. Ir nors AMD oficialiai nepateikė tikslių išleidimo datų, naujausi šaltiniai teigia, kad darbai gali būti nukelti, o staliniai Zen 6 modeliai nepasieks rinkos iki 2027. Pranešimuose minima, kad priežastis gali būti susijusios su prioritetų perskirstymu. Zen 6 technologija pirmiausia bus panaudota serverių sprendimuose, tokiuose kaip, kaip žinokit šitą ištarti, ePYC Venice, kuriuos AMD planuoja pristatyti anksčiau. Tai reiškia, kad bendrovė skiria daugiau resursų duomenų centrų segmentui, o vartotojų stalinių kompiuterių linija turi palaukti ilgiau. Busimi Zen 6 pagrindų veikiantys procesoriai žada nemažai patobulinimų. Tikimasi didesnio branduolių skaičiaus, padidinto L3 talpyklos dydžio ir patobulinto našumo lyginant su dabartiniais modeliais. Taip pat daugelis šių naujų CPU turėtų išlikti suderinami su esamomis AM5 plokštėmis, todėl vartotojai turintys naujesnius Ryzen 9000 serijos CPU galės planuoti atnaujinimą be didelių platformos pakeitimų. Kol kas AMD tyliai žada, jog Zen 6 ir toliau bus svarbi ateities CPU architektūra, bet konkrečių datų ar produktų pavadinimų kol kas oficialiai nepateikia. Vartotojams, kurie laukia sekančios kartos Ryzen stalinių procesorių, teks dar šiek tiek kantriai palaukti, kol šią naują architektūrą pamatysime realiuose kompiuteriuose. Pastarosiomis savaitėmis DDR5 ramai Europoje pagaliau pradėjo pigti. Po sausio ir vasario mėnesiais užfiksuotų kainų šuolių, jų kainos dabar ima kristi ir artėti prie pradinių žemesnių kainų, kas yra gera žinia kompiuterių surinkėjams ir atsinaujinančiai rinkai. Po to, kai vasario pradžioje DDR5 Europoje trumpam pabrango daugiausia dėl regioninių tiekimo pokyčių ir padidėjusios paklausos, pirkėjai pradėjo jausti brangesnių ramų kainų spaudimą. That'll be $800. What? That can't be right! What do you mean $800? Tačiau naujausi duomenys rodo, kad šis laikinas kainų šuolis jau slopsta ir rinka grįžta į stabilesnę padėtį. Mažmeninės prekybos analizė rodo, kad tiek 16 GB, tiek 32 GB DDR5 įrenginiai dabar pigesni nei prieš kelias savaitės, ypač populiariausių gamintojų atveju. Kai kurie modeliai, kurių kainos vasario pradžioje buvo pakilusios, dabar vėl yra žemiau ankstesnio lygio, o tai suteikia gerų progų atnaujinti kompiuterį ar surinkti naują kompiuterį pigiau. Tiesa, kainų kritimas nėra vienodas visose šalyse ir kai kurių mažiau paplitusių ramų kainos vis dar gali būti ne tiek stabilios ar net šiek tiek aukštesnės dėl mažesnio tiekimo ar specifinių specifikacijų poreikio. Visgi bendras trendas Europoje yra
aiškus ramai pradėjo pigti. Ekspertai teigia, kad tokia tendencija gali tęstis artimiausiais mėnesiais, ypač jei gamybos apimtis išliks aukštos ir paklausa stabilizuosis. Tai reiškia, kad pirkėjai turėtų matyti didesnį pasirinkimą ir geresnės kainas tiek 16 GB, tiek 32 GB ramų rinkinukams. LEGO yra pasiruošę revoliucijai klasikinio konstravimo žaidime su naujaja Smart Brick technologijų prisotinta plytele, kuri žada sujungti fizinį LEGO žaidimą su interaktyviais pojūčiais. Tai vienas reikšmingiausių produktų nuo tada, kai kompanija prieš kelis dešimtmečius pristatė ikonišką minifigūrėlę. Smart Brick yra standartinė LEGO dydžio plytelė, kurioje sumontuota daugybė technologijų. LED šviesos, judesio ir šviesos jutikliai, garso jutikliai, mini garsiakalbis, įmontuota baterija su belaidžiu įkrovimu ir specialiai sukurta ASIC mikroschema, valdanti visą sistemą. Skirtingai nuo ankstesnių LEGO bandymų įtraukti elektroniką, pavyzdžiui, išmaniosios robotikos linijos, Smart Brick neturi būti prijungta prie ekrano ar išorinio įrenginio. Vietoj to, ji kuriama taip, kad pati suprastų ir reaguotų į žaidimą, ar tai judesi, ar orientacija, ar net kitų Smart Brick plytelių padėtį erdvėje. Šios plytelės naudoja naują Bluetooth pagrindų veikiančią BrickNet, leidžiančią kelioms Smart Brick plytelėms tarpusavyje bendrauti ir veikti kaip savireguliuojantis tinklas, be jokio papildomo nustatymo ar valdymo aplikacijų. Kaip tai veikia žaidimą? Smart Brick integruojasi į klasikinį LEGO System in Play. Tai reiškia, kad ji gali būti naudojama su bet kokiais kitais LEGO rinkiniais, o ne tik kaip atskira sistema. LEGO taip pat pristato papildomus elementus, tokius kaip Smart Tags ir Smart Minifigures, kurie sąveikauja tarpusavyje ir suteikia žaidimui naujų potyrių - garsai, šviesos, efektai, reakcijos judesi ar konfigūracija. Vienas įspūdingiausių Smart Brick technologinių sprendimų yra 3D pozicionavimo sistema, kuri gali tiksliai nustatyti atstumą, kryptį ir orientaciją tarp kelių plytelių milimetro tikslumu. Technologija, kurią LEGO lygina su tuo, kas naudojama F-16 naikintuvo šalmų sistemose. Naujosios plytelės kuriamos taip, kad žaidimas liktų be ekranų ir analoginis, o technologija tiesiog sustiprintų kūrybinį procesą, o ne jį pakeistų. Minifigūrėlės suteikia unikalių garsų bei šviesos tam tikrose rinkiniuose, pavyzdžiui, naujose Star Wars tematikos rinkiniuose, kurie bus vieni pirmųjų su Smart Brick funkcijomis. Smart Brick kūrimas užtruko apie 8 metus, o prie projekto dirbo LEGO Creative Play Lab kartu su išorinė partnerių komanda, įveikdami įvairios technologinius ir gamybos iššūkius, kad visa pažangi elektronika tilptų į įprasto dydžio plytelę. Iš esmės LEGO nesikeičia, tik įgauna papildomų interaktyvių elementų. Plytelės gali reaguoti į veiksmus, žinoti, kas dedama ir kaip statoma ir atsakyti šviesa ar garsu. Tai naujas žingsnis į hibridinį žaidimą, kuris puoselėja kūrybiškumą, bet leidžia technologijai būti tik priemonė, o ne pagrindiniu tikslu. Smart Brick oficialiai pasirodys jau šių metų kovo 1 dieną, tačiau pradžioje tik tam tikrose rinkiniuose. Viena didžiausių mūsų baimių su AI yra tai, kad AI pradės atiminėti mūsų darbus. Deja, dabar AI pradėjo kurti darbus. Vienas naujausių pavyzdžių yra eksperimentas, kuriame dirbtiniai agentai samdo tikrus žmonės atlikti užduotis ir tai kelia daug etinių, praktinių ir technologinių klausimų. Idėja paprasta, bet netikėta. Vietoje to, kad AI sistema atliktų viską pati, jie automatizuotai samdo tikrus žmonės per tam tikras platformas. Tokie AI agentai gauna užduotį, analizuoja ją ir tada outsourcina ją realiems žmonėms, kurie jas atlieka, o rezultatai grįžta atgal į agentą. Pavyzdžiui, AI gali būti liepta išversti tekstą, tačiau dėl tam tikrų niuansų jis nusprendžia to teksto neversti pats, o perduoti užduotį realiam žmogui, kad rezultatas būtų kokybiškesnis. Toks hybridinis modelis bando derinti AI galią su žmogaus sprendimo kokybė. Tai iškelia tam tikrus svarbius klausimus. Pavyzdžiui, kas iš tikrųjų atlieka darbą? Ar tai, kad AI agentas sugeba organizuoti darbą, reiškia, jog AI jau kontroliuoja darbo rinką? Ar tai etinė perskirstimo sistema, kuri AI tampa tarpininku, bet visi rezultatai vis tiek atliekami žmonių? Sir, I told you not to water those plants. I told you to water the ones over there. Sir. Jei AI samdo žmonės už mažus honorarus, už mikro užduotis, kyla klausimas, ar tai nebus nauja išnaudojimo forma, kur realų darbą atlieka žmogus, o AI gauna visą naudą. Kokios garantijos, kad žmonės gauna sąžiningą atlyginimą? Ekspertai atkreipia dėmesį, kad toks modelis gali turėti netikėtų pasekmių. Kas atsako, jei žmogus padaro klaidą? Ar atsako AI, ar atsako žmogus? Jei AI agentai gali samdyti pigesnę darbo jėgą, tai gali paveikti rinkos atlyginimų dinamiką. Ir ar jau turime taisyklės tam, kad užtikrintume žmonių teisės šiuose platformose? Kai kurie technologijų teoretikai tai mato ne tik kaip eksperimentą, bet kaip potencialų naują darbo organizavimo modelį, kur AI tampa ne tik priemonė automatizuoti užduotis, bet ir agentų valdančių mažas darbo atlikimo grandis. Svarbiausia šiame eksperimente - etinė diskusija apie žmogaus ir AI darbo santykį. Ar AI agentai turėtų būti šiek tiek ribojami vykdyti tokius samdymo procesus? Ar tai tik laikina praktika, kol AI išmoks atlikti tas užduotis pats? Ir kaip apsaugoti žmonių teisės ir darbą, kai AI agentai įgauna daugiau kontrolės?
Aš nežinau, ką apie tai galvoju, aš manau, kad tai šiek tiek absurdiška, bet man įdomu, ką jūs galvojat ir ar norėtumėt būti pasamdyti AI-aus atlikti darbą, kurį teoriškai gali atlikti jis pats, bet atliekat jūs už labai minimalų atlyginimą. Nežinau, pasidalinkit savo nuomonėm komentaruose, mums įdomu, kokie jūsų požiūriai šitą temą. Tai tiek tų žinių šios savaitės Tech naujienų epizode. Labai ačiū, kad mane ir vėl žiūrėjot. Nepamirškit mūsų pasiekti socialiniuose tinkluose, Instagrame, Facebook'e, LinkedIn'e, TikTok'e, YouTube'ai čia paprenumeruokit. Ateikite mūsų Discordo serverį, kuris yra apačioje nulinkintas ir laukit manęs kitą savaitę. Ačiū. Ede! Exterminate. Subscribe. Linus is definitely gonna leave this in. Don't leave it in, Linus.